Labas vakaras. Komanda Utenos bet rungtynės žaidžiamos Vilniuje. Lietuvos krepšinio lygoje įspūdingą žygį atkrintamosiuose pademonstravęs ir sidabrą galiausiai iškovojęs Juventus klubas taip pat gavo teisę dalyvauti ir FIBA čempionų lygoje. Tiesa, dėl netinkamos arenos Utenos ekipa namų rungtynių šiame tarptautinėme turnyre žaisti savo mieste greičiausiai negalės. Tad labai realu, kad tokius mačus teks organizuoti Lietuvos sostinėje, pasakoja Nerijus Bliujus. Sargiūnas! Prieš kelias savaitės sensacingai LKL, kurią remia Betson čempionato ketvirtfinalyje prieš Vilniaus Rytą triumfavęs ir iki sidabro nukeliavęs Utenos Juventus klubas, Tik tai Utenos! kitame sezone rungtyniaus ne tik nacionalinėse pirmenybėse, bet ir FIBA čempionų lygoje. Nuotaikos, aišku, geras. Faktas, kad tai yra elitinis turnyras ir manau, kad čempionų lyga, Europos taurė, Eurolyga yra 3 elitiniai turnyrai Europos krepšinėje, tai labai smagu būti to elitinio turnyro dalimi. Tiesa, iki Lietuvos krepšinio lygos finalo nužygiavusiam ir tik jame galiausiai Kauno Žalgiriui nusileidusiam Utenos Juventus klubui dabar iškilo netikėta problema. Vietą tarptautinėme turnyre užsitikrinusi ekipa pagal taisyklės kitam sezonui privalo surasti didesnę erdvę rungtynėms. Utenos arena šiuo metu talpina apie 2,3 žiūrovų. Tai šiek tiek apmaudu, kad dalyvavimą čempionų lygoje apibrėžia ir lemia kėdučių skaičius arenoje. Tai yra 3000 vietų, iki kokių 2,5–2,7 mes gal ir galime padaryti, bet 3000 niekaip, o čempionų lyga šiai dienai yra kategoriška. Jeigu uteniškiams nebus leidžiama žaisti savo mieste, jie namų rungtynes organizuotų didžiausioje sostinės arenoje. Įdomiausia, kad joje žaidžia ir ketvirtfinalyje Juventus komandos eliminuotas Vilniaus Ryto klubas. Arba Utena, arba Vilnius, greičiausiai Vilnius. Turbūt Utenoj, aišku, dedam visas pastangas, tikrai stengiamės, kad pavyktų žaisti savo žiūrovo akivaizdoje, bet abejotina, tai greičiausiai Vilnius. Jei Utenos Juventus klubui iš tiesų reiktų žaisti FIBA čempionų lygos mačus sostinėje, tuomet vadovybei tektų ieškoti būdų, kaip sirgaliams patogiai pasiekti Vilnių. Neatmetama, kad būtų organizuojami ir autobusai. Mes bandysime šitą situaciją išsukti taip, kad tai būtų ne kančia rungtynės Vilniuje Utenos krepšinio sirgaliams, o pramoga. Pasak Juventus vadovo, Utenos valdžia jau svarsto realias galimybės ir didinti miesto areną. Tačiau bet kokiu atveju šis procesas užtruktų ne 1 metus. Yra ir naujo komplekso statybos, kurios tiesiogiai susijusios su arenos plėtra, nes tada galėtume perkelti tam tikrą krūvį, kuris yra arenoje į naują kompleksą, o areną tuo metu rekonstruoti, modernizuoti, bet šitie dalykai neįvyks per 2 mėnesius. Tai ateičiai taip, žinios yra geros, bet šiai dienai tai situacija yra tokia, kad greičiausiai teks kraustytis į Vilnių. Daugiau nei ketvirtį amžiaus egzistuojantis Utenos Juventus klubas šį sezoną pirmą kartą istorijoje pasiekė Lietuvos krepšinio lygos finalą.